Kadangi Šiaurės Korėjos svečiams neleidžiama laisvai rinktis tų vietų, kurias jie norėtų aplankyti, tai kiekvienas svečias dalyvauja tam tikroje tokioj privalomoj turistiniai programai. Vienas iš punktų yra Pchenjano kino studija. Atidavę pagarbą didžiojo vado paminklui, esame pakviečiami į Korėjos kino istorijos muziejų. Ką tik ekskursijos gidė mums parodė didžiulį sąrašą kabantį ant sienos, kada, kokiomis datomis didysis vadas Kim Chen Iras buvo apsilankęs jų kino studiją. Sakoma, kad vadas labai yra didelis kino gerbėjas ir, praktiškai, jeigu mes dabar atidžiau pažiūrėsime į visas nuotraukas kabančias ant sienų, jisai tiesiogiai įtakojo visą kino istorijos raidą Šiaurės Korėjoje ir praktiškai net yra parašęs vadovėlį, kaip kurti filmus, dalyvavo režisūroje filmų, statyme, scenarijų rašyme, muzikos sukūrime ir taip toliau. Tai yra visiškas totalus toks asmenybės kultas ir vaikštant po kino istorijos muziejų susidaro įspūdis, kad tai yra vieno žmogaus gyvenimo istorijos muziejus. Vėliau visi ekskursijos dalyviai pakviečiami apžiūrėti filmavimo aikšteles, tai yra lauke pastatyti namai, tikri namai. Ir gidas aiškina, kad jų privalumas yra tame, kad fanierinės dekoracijos pučiant vėjui juda, o štai šie namai suresti pagal didžiojo vado patarimus, jie amžinai tinka filmų filmavimui. Toliau esame vedžiojami po praktiškai ištisą rajoną ar kvartalą namų pastatytų filmų filmavimui. Ir štai vienoje vietoje vyksta filmavimas, kuris, tiesą sakant, mums sukėlė šiek tiek įtarimų, nes tai buvo labiau panašu į filmavimo imitavimą, negu kad į tikrą filmavimą. Buvo šiek tiek naivu turbūt kino kūrėjams rodyti, kaip kūriamas filmas, nes jeigu esi buvęs tikroje filmavimo aikštelėje, tai tikrai atskirsi grūdus nuo pelų. Ir visas šitas bandymas pavaizduoti kažkokią tai teigiamą tokią paradinę pusę, kuo toliau, tuo atrodė vis liūdniau ir liūdniau, todėl kad būnant ten toje kino studijoje niekaip nepaliko jausmas, jog filmai čia jau seniai nebefilmuojami. Štai kino studijos direktorius parodė man, kad jį pasitraukčiau iš kadro. Čia dar kita filmavimo aikštelė, kur buvo visiškai nesuprantama, kas vyksta. Aktorė, vaidinanti partizanę, stovėjo praktiškai nejudėdama, o režisierius kažkai nirtingai jai rodė rankomis. Nors finale taip nieko ir neįvyko. Naktį pro savo viešbučio langą galėjau matyti tik tai šitą didžiulį, maždaug 30 aukštų pastato dydžio ryškiai apšviestą obeliską. Šiaip mieste dega labai blyškios lemputės, kurių mano kamera čia neužfiksavo, nes neužteko tiesiog šviesos intensyvumo. Sekančią dieną pagal planą buvo išvyka į gamtą. Tai yra, mes važiavom maždaug 200 km nuo Pchenjano į šiaurę, į kalnus ir juose esančią tautų draugystės parodą. Po parodos įvyko piknikas gamtoje. Čia visi ieško raštelio po akmeniu, kurį aš irgi radau. Visiems dalyviams buvo pasiūlyta dalyvauti kažkokiuose tai vaikiškose estafetėse ir žaidimuose. Po kiekvienos rungties festivalio žiūri apdovanodavo visus dalyvaujančius pigiais prizeliais, vazelėmis. Aš, tarkim, gavau kažkokią karvutę padarytą iš plasmasės ir aplietą fosforiniais dažais. O čia matome, kaip Maris Martinsons irgi buvo įpainiotas į tą keistą kažkokį tai rungtį, kur reikėjo užrišus akis paišyti žmogeliuką ir, už kurį jisai gavo paskui irgi kažkokį tai prizą. Azijoje tokie dalykai nestebina, todėl kad žmonės ten gyvenantis, jie šiek tiek yra tokie vaikiški ir kartais elgiasi labai naiviai, netgi būdami suaugę arba užimdami kokį nors rimtą postą. Labai gaila, kad nebuvo galima filmuoti parodos, kurią mes aplankėm prieš šį pikniką. Ten buvo dovanų padovanotų didiesiams Šiaurės Korėjos lyderiams kitų pasaulio lyderių ekspozicija. Tai buvo ypatingas beskonybės ir tuštybės rinkinys, bet, apie tai aš galbūt kada nors aprašysiu savo memuaruose. O štai Martinsonas gauna prizą. Ir tai buvo vienintelis prizas, kurį mes gavome šiame festivalyje. Первый приз. О! Лучший режиссер, да? Grįždami į Pchenjaną galėjom matyti žmonės, plaunančius auksą upėje,
skurdžią Šiaurės Korėjos gamtą. Ir taip pat galėjome matyti, kaip autobusų virtinė, mūsų autobusų virtinė važiuoja tiesiai plačios betoninės autostrados viduriu. Mat, daugiau automobilių tame kelyje nebuvo. Į YouTube noriu dėti šitą filmą. Pažiūrėk, labai gražus. Pažiūrėk.